Sustok akimirką žavinga. Man atrodo, kažkokiam kūriny buvo tokie žodžiai. Ar jūs susimastot? Kokio velnio jūs bėgat, lekiat ir dažniausiai bėgat, lekiat ne link savų tikslų, ne link savų norų, bėgant link svetimų, kaip galvojat. Kokio velnio jūs bėgat? Na, aš žinau. Atsisėdau, pagalvojau ir supratau. Pagal save pažiūrėjau. Nes jeigu jūs sustotumėt, iš tikrųjų sustotumėt, ne tai, kad, aš nebėgu, aš tik tai Facebook'e, TikTok'e ir YouTube'e leidžiu laiką. Tai čia yra tas pats bėgimas. Žiūrėkit, jeigu dabar sustotumėt, kas jums reikėtų daryti? Greičiausia pradėtų eiti į galvą įdomios mintys. Pradžioj galbūt svetimos, po to gal savos, o po to daitumėte iki to, kad reikia galvoti apie savo gyvenimą. Kas yra mano gyvenimas, kaip aš jį noriu gyventi, ar tikrai čia yra mano norai, gal tai yra mano primesta. Ir suprantat, kad daina jums į galvą, kad reikia priimti atsakomybę už savo gyvenimą. Reikia galų gale sustoti, padaryti reviziją ir pradėti gyventi galbūt kitą gyvenimą, gal tą tikrą savo gyvenimą. A čia jau didžiai daliai jums neįmanoma. Tai yra per sunku įsivaizduoti. Reikia prisimti atsakomybę. Reikia pastoviai galvoti, mąstyti, jausti. Kartais daryti tai, kas nelabai norisi, nes geriau gal TikTok'e pasėdėti ar Facebook'e, negu kažką tai padaryti vertingo savo gyvenimui. Ir dėl to dauguma jūsų priima sprendimą bėgti link svetimų tikslų. Kaip paprasta. Tau pasakė, kokie yra gero gyvenimo kriterijai, kokią reikia turėti mašiną, kokius reikia turėti namus, koks šalia turi būti vyras, moteris, kokie turi būti vaikai, kad tu atseit būtum sėkmingas, būtum populiarus, būtum koks ten dar. Kokiais jūs senai norit, trokštat, ar gal nieko nebenorit jau siekti. Pagalvok apie tai, kada paskutinį kartą tu buvai realiai sustojęs ir susimąstęs apie savo gyvenimą. Gal laikas padaryti dabar? Arba įsivaizduok, kad tave atėmė iš tavęs telefoną, numetė tave į negyvenamą salą 2-3 dienom. Kas darysis su tavim? Pas mane yra tokia technika, pratimas, yra žmonės, kurie darė, kai tu pasiemi sąsiuvinį, pasiemi daug tušinukų, gali pieštukų pasiimti, spalvotų, flomasterių ir bent 2-3 dienom atsijungi nuo pasaulio. Atsijungi, tai reiškia išvažiuoji į tą vietą, kur nėra žmonių, kur šitą vietą niekas tavęs nepasieks, savo telefonus, kompus, viską palieki namuose arba ofise, kažkas svarbiau. Jeigu jau labai pergyveni dėl šeimos ar kad įvyks koks nors pasaulio įvykis, tai pasiėmi atskirą kortelę su atskiru telefonu, kurį numerį žino tik tai tavo artimasis žmogus, žmona, vyras, mama, tėtis, vaikas, ir išvažiuoji. Ir tas 3 dienas būni vienas ir rašai visas savo mintis, kas ateina į galvą. Technika labai stipri. Technika labai, tarkim taip, retiems žmonėms, kurie iš tikrųjų nori pakeisti gyvenimą. Į gerą pusę mane pakeisti. Taip pat, mėlyje, bent jau karts nuo karto sustokit, jeigu norit rimtesnių pakeitimų, galit atsijungti keliom dienom, kaip siūliau. Plius, nori pildosi, darom techniką. Meilė savo, jau žinoma, pastovų žiūrovai, 2 kėdžių technikas. Ir ten dar yra milijonas kitų technikų. Taip kad, kokią piliulę renkiesi bėgti, lėkti, kaip matricoj, ar rinkti savo gyvenimą ir gyventi jį pagal save. Tavo teisė rinktis. Bet kokiu atveju, tu nuostabus, jeigu parašysi komentarą, nemažiau kaip 5 žodžių, ir paspausi kokį nors tokį, ar kitokį, ar tokį, jokio skirtumo. Bet kokiu atveju, tu esi nuostabus.
o aš einu rašyti savos knygos šitoj saloj.